Sveiki, esu Viktorija Serbentienė iš Lietuvos istorijos instituto etnologijos ir antropologijos skyriaus. Šiandienos paskaita yra namas kaip žmogaus tęsinys, šiuolaikinių individualių gyvenamųjų namų tyrimai Vilniaus apskrityje. Šiandien aš kalbėsiu apie savo vykdytus tyrimus ir jų rezultatus, kurie pernai materializavosi į disertacijos darbą. Savo etnografinius tyrimus, lauko tyrimus atlikau 2016 ir 2022 metais, jų metu apklausiau 20 architektų, daugiausia Vilniaus mieste, apklausinėjau tuos architektus, kurie turėjo individualių gyvenamų namų projektavimo patirties. Antruoju tyrimo etapu apklausiau 29 namų savininkus ir iš viso čia buvo 44 pateikėjai, kadangi labai dažnai buvo apklausiami abu namo savininkai, vyras ir žmona. Ir daugiausia jos apklausinėjau Vilniaus mieste, Vilniaus, Trakų ir Širvintų rajonuose bei Elektrėnų savivaldybėje. O tyrimų metu, savime suprantama, kyla papildomų klausimų ir tam, kad galėčiau juos atsakyti, dar apklausiau papildomai 5 statybos meistrus. Tai supažindintama su savo tyrimais, visų pirma, norėčiau daugiau pakalbėti apie mano pasirinktą tyrimo objektą ir tyrimų vietą, kadangi supažindinimas su jais padės geriau atskleisti ir mano tyrimų aktualumą, naujumą ir šiek tiek net vykusią etnologijos mokslo ir tyrimų kaitą. Etninės kultūros puoselėtojai ir jie besidomintis tikriausiai geriausiai mano objektą suprastų, jeigu jį vardinčiau kaip artimą tradicinės arba etninės architektūros tyrimuose tyrinėtam gyvenamojo namo objektui. Ir žinios apie seniausius Lietuvoje būstus mes gauname iš dviejų tipų šaltinių, tai archeologiniai duomenys visų pirma, apie juos šiandien plačiau nekalbėsiu. Kitas duomenų blokas yra rašytiniai šaltiniai ir seniausius duomenys apie gyvenamąjį pastatą mes gauname iš 15 amžiuje rašiusių tokių tyrėjų, tai yra keliautojų ir rašytojų, pavyzdžiui, Jano Dlugošo ir Žilbero Delanois. Tos pateikiamos žinios jos yra tokios gana skurdžios. Sodybų ir trobesių aprašai yra randami ir svarbiausiose mūsų raštijos paminkluose. Tai Kristijonas Donelaitis pateikė, šiek tiek pamini, kaip pavasarį yra tvarkomi namai po žiemos, o Simonas Daukantas jis jau pateikė tokį pilnesnį vaizdą, kaip galėjo tie namai atrodyti ir aprašo ne tik pirmąjį gyvenamąjį namą Lietuvoje, tai namą arba numą, bet taip pat išskyrė atskirai ir Žemaičių trobą bei Kalnėnų arba Aukštaičių seklyčią. Nuoseklesnių tyrimų pradžią reikėtų sieti su XIX amžiaus, XX amžiaus pradžios vokiečių kilmės tyrėjų Adalberto Beitzenbergerio ir Richardo Detlevseno darbais, kuriuose daugiausiai tyrinėti Rytų Prūsijos teritorijoje gyvenę lietuviai ir jų kultūra. Profesionalius tyrimus tarpukariu vykdė Paulius Galaunė, jis panaudojo rašytinius duomenis, ir nors ir negausius empirinius ir archeologinius duomenis, o gyvenamąjį namą analizavo kaip lietuvių liaudies meno objektą. Tarpukariu taip pat nuosekliai duomenis rinko ir Jurgis Gimbutas, tačiau jis disertaciją apie lietuvių tradicinių pastatų stogus apgynė idėją jų išeivijoje, o gausiausia empirinė medžiaga buvo rinkta ir kaimo architektūra, analizuota sovietmečiu ir čia tyrimus vykdė architektai, architektūros istorikai, taip pat etnologai ir jie savo ekspedicijose turėjo iš tikrųjų nemažus žmogiškuosius išteklius, kurie padėjo ne tik rinkti rašytinius duomenis, bet ir fiksavo materialios kultūros objektus, tai buvo daromi brėžiniai, piešiniai ir nuotraukos. Ir šiandien didžioji dalis sukauptų duomenų yra saugoma Lietuvos istorijos instituto rankraštyno fonde.
Materialios kultūros tyrimai kaimo vietovėse, jie sovietmečiu buvo toleruojami arba net skatinti, kaip pagrindžiantis evoliucionizmo paradigmą ir dėl klasių kovos susikūrusią visuomenės santvarką. Taigi su sovietinė ideologija susiję ir tokiuose tyrimuose paplitę valstiečių ir liaudės architektūros terminai, kurių šiuolaikinėse tyrimuose yra vengiama, ir taip pat ir kultūros politikoje pastebima, kad šie terminai baigiami eliminuoti, ir tai parodo ir liaudės kultūros žurnalo pakeistas pavadinimas ne taip jau senai, ir pernai pakeistas Lietuvos liaudės ir buities muziejaus pavadinimas. Na, o šiandien, kalbant apie tuos pačius tyrimus, yra dažnai ir sinonimiškai vartojami tradicinės ir etninės architektūros terminai. Aš juos savo darbe atskiriu, tačiau ir tiek disertacijoje, tiek vėlesniuose darbuose dažnai šios terminus ir greta vartoti, daugiausia referuodama į išties gausią to laiko istoriografinę medžiagą. Na, liaudės tradicinė ir etninė architektūra, istoriografija dažnai mėginta įsprausti į tam tikrus chronologinius rėmus, kurie taip apėmė maždaug laikotarpį iki 20 amžiaus pradžios ar 20 amžiaus vidurio. Tai 20 amžiaus pradžioje plito architektų parengti projektai, o 20 amžiaus viduryje dėl sovietmečio vykdytos politikos šie du tokie kaip veiksniai yra įvardėjami kaip nutraukę nuoseklę tradicinę kaimo medinės architektūros tradiciją. Na ir tokios pateikiamos tarsi baigtinės, tos tradicinės etinės architektūros ribos, jos trukdo į šiuolaikinę architektūrą žvelgti kaip į tęstinį etnologijos objektą ir taip pat apsunkina tyrimus gyvenamojo namo jo nuoseklios raidos arba tiksliau kaitos kontekste. Sovietmečio konjunktūra taip pat lėmė ir individualaus gyvenamo namo tyrimų netolygumus tarp miesto ir kaimo ir, žinoma, tarp skirtingų socialinių visuomenės sluoksnių. Na, po 90-ųjų metų tas tyrimo laukas jis atsivėrė ir paskatino tyrinėti mieste ir pačio miesto kaip objekto tyrimus, taip pat miesto ir kaimo kultūrų sąveiką tyrinėti paskatino. Po nepriklausomybės atkūrimo etnologija Lietuva ir taip pat postmoderni antropologija dėmesys krypo nuo materialios kultūros tyrimų ir jie buvo kritikuoti ir vis daugiau dėmesio buvo telkta balsams iš apačios, tai yra žmonių nuomoniai ir taip pat kitiems, tai yra tiems, kurie istoriografija iki tol buvo mažai reprezentuoti. 2014 metais buvo išleistas Lietuvos architektūros istorijos tomas, skirtas Lietuvos etninė architektūrai ir jame buvo deklaruota tai, kad etninė architektūra apima ne tik lietuvių, bet visų čia gyvenusių tautų tradicinius pastatus, nors nepaisant tokios išties gražios deklaracijos, darbe ta architektūra nėra pateikiama diferencijuotai ir etniniai skirtumai nėra niekaip parodomi. Nors tai, kad jų vis tik būta tokių skirtumų, galima rasti daugiausia pavienių žinių istoriografijoje ir etnografijos šaltiniuose. Aš čia vieną tokį pavyzdį paėmiau, tai žydų karaimų ir totorių kultūros paveldą Lietuvoje ir už jos ribų tyrinėjusios menotyrininkės Vilmos Gradinskaitės darbą. Ji išvelgia planinius namo struktūros skirtumus tarp šių etnokonfesinių grupių ir taip pat palygino su tradicinė lietuvių architektūra. Nors suprantama, kad iš dalies tuos skirtumus, kuriuos jį čia parodo, jos lėmė skirtinga aplinka, tai miesto ir kaimo, tačiau tokiu etniniu pjūviu yra parodoma tai, kad lietuvių namai statyti atitraukti nuo gatvės, kad buvo orientuoti arba siauruoju, arba ilguoju namo fasadu į gatvę ir nuo to priklausė, kur buvo įėjimas į tą namą. Na, žydų namai statyti greta vienas kito ir tai lėmė visų pirma religiją, tačiau taip pat svarbu buvo ir tai, kad žydam buvo taikyti įvairūs apribojimai, jų statybai, jų kūrimuisi.
Ir žydų namai turėjo prie pat gatvės įėjimą, kuris skirtas prekybai buvo, ir antrą įėjimą iš vidinio kiemo pusės arba iš šono. Karaimų gyvenamieji namai taip pat statyti prie pat gatvės, tačiau atgręžti siauruoju galu į gatvę ir įėjimas buvo iš vidinio kiemo pusės, o totorių namai dėl jų uždaresnio gyvenimo būdo statyti ir atitraukti nuo gatvės gerokai, ir taip pat įėjimas buvo perėjus visą kiemą ir aplink namą, taip tarsi būdavo sudaromos tokios sąlygos šeimininkui įsitikinti, kas pas jį atkeliavo. Reikia tikėtis, kad panašių darbų iš tikrųjų sulauksime. O tradicinė arba etninė lietuvių architektūra, ji buvo tikrai gausiai tyrinėta ir po nepriklausomybės atkūrimo, tačiau galima pastebėti, kad čia jos turinys taip pat gerokai prasiplėtė, kad šalia kaimo architektūros daugiau dėmesio yra skiriama dvarų sodybų, miestelių, bažnytkaimių, taip pat priemiesčių architektūrai. Mano tyrimo objektas šiuolaikiniai individualūs gyvenamieji namai statyti po 1990 metų, jie etnologų nebuvo tyrinėti ir mažai dėmesio susilaukė ir tarp architektų ir architektūros istorikų. Jų darbose gyvenamieji namai dažniausiai yra minimi bendrame šiuolaikinės architektūros kontekste ir kiek daugiau dėmesio yra skiriama išskirtinio dizaino pastatams arba žymių architektų kurtiems projektams, arba atvirkščiai yra pateikiama prastos architektūros pavyzdžių arba pavyzdžių, kurie atskleidžia miesto urbanistinio projektavimo problemas. Kad jau prakalbus apie architektus, tai technokratinėje visuomenėje architektai jie tapo statybose privalomojo agentų ir jų dalyvavimas statybose yra reglamentuojamas ir statybos įstatymo. Ir tyrimuose natūralu, kad iškilo klausimas, ar galima šiuolaikinius individualius namus analizuoti panašiai kaip tradicinės etninės architektūros objektą, kurį statė vietiniai dailidės ir net patys namų savininkai savo rankomis. Šis klausimas, jisai užsienio literatūroje analizuotas bent jau nuo 20-ojo amžiaus 70-mečio pabaigos, vietinės architektūros, angliškai terminas vernacular, tyrimuose ir profesionalo arba architekto dalyvavimas statybos procese, jisai galima pastebėti, kad tuose darbuose yra išvelgiamas tas klausimas, kaip lėmęs tokią nevienareikšmišką vietinės architektūros sampratą ir tai, kad ilgainiui ta samprata taip pat kito. Aš darbe rėmiausi tomis vietinės architektūros sampratomis, kurios tokią architektūrą apibrėžia kaip utilitarę. Tai yra tokie pastatai, jie kaip geriausiai atitinkantys žmogaus poreikius yra statomi ir taip pat, kur yra pabrėžiamos pačių žmonių turimos ir statyboje pritaikomos žinios. Vietinės architektūros pastatai, jie dažnai tyrimuose taip pat atskiriami nuo viešų išskirtinio dizaino pastatų. Tačiau šiuolaikinėse tyrimuose architekto ar kito profesionalo, pavyzdžiui, dizainerio ar inžinieriaus dalyvavimas tame statybos procese, jisai nebelaikomas esminių bruožų, kuris skiria profesionaliją nuo vietinės statybos. Naujausiuose darbuose vietinė architektūra suprantama iš tikrųjų labai plačiai ir analizuojama modernizacijos ir globalizacijos procesuose ir tarsi tai pabrėždami tyrėjai mokslinę apyvartą įvedė tokius patikslinančius terminus kaip naujoji, šiuolaikinė, neovietinė architektūra. Lietuvoje mokslininkai vietinės architektūros terminą yra panaudoję pavieniais atvejais, tačiau gana skirtingos architektūros kontekste ir konceptualiai šio termino taip pat jie nenagrinėjo.
Aš apibendrintai vietinę architektūrą įvardinau kaip visų pirma lokaliai apibrėžiamą, turinčią tam tikrus savitumus architektūrą dėl toje vietoje vyraujančių socialinių, kultūrinių, ekonominių ir net klimatinių sąlygų. Ir mano tyrimo objektą atitiko Peterio Džiulery pateiktas vietinės architektūros kaip pastatytos iš apačios apibrėžimas. Tai yra, kur statinio dizainui įtaką daro ne tik individualus asmuo ir architektas ir žinoma jų tarpusavio sąveika, bet taip pat įtaką statinio dizainui daro ir bendros tradicijos ir visuomenė, kuriai tie du agentai priklauso. Ir daugeliu atžvilgių vietinės architektūros samprata ji sutampa su ir yra artima tradiciniai, liaudės, etniniai architektūrai. Aš gal prie tokių esminių skirtumų pabrėžčiau tai, kad vietinė architektūra yra universalesnė savoka, kad ji neturi kažkokių tai konotacijų nei kažkurios tai vienos etninės grupės atžvilgių, nei laiko atžvilgių taip pat. Mano tyrimo objektą taip pat padeda įsivaizduoti ir tarp žmonių dar kartais vartojamas nuosavo namo terminas. Ir šitas terminas išplito greičiausiai po nepriklausomybės atkūrimo, kai buvo atkurtos ir teisės į privačią nuosavybę. Bet architektai jau to termino nevartoja ir architektūrą reglamentuojančiose dokumentuose taip pat šitas terminas nėra naudojamas. Vienas iš tyrimų metu taikytų atrankos kriterijų buvo tai, kad tas namas būtų statytas pačių namo savininkų. Tai yra ta prasme, kad jis nebūtų buvęs pirktas ankstesnių stačiusių žmonių, iš ankstesnių stačiusių žmonių arba iš nekilnojamo turto plėtotojų. Ir tokiu būdu į mano tyrimo lauką nepateko ne tik išskirtinio dizaino pastatai, bet ir turiu pavyzdį ir tipinės kartotinės architektūros projektai, kurios panaudojus statytojai stato ir ištisus kvartalus, kurie įgyja tokią gana ir monotonišką išvaizdą. Manyčiau, taikyti atrankos kriterijai, jie ir prisidėjo prie to, kad tyrinėti namai iš esmės atitiko vietinės architektūros sampratą, kad nepaisant privalomo architekto dalyvavimo statybos procese, beveik visi pateikėjai iš tikrųjų labai aktyviai dalyvavo savo namo statybose ir atliko ne tik statybos darbus, apdailos darbus vykdė, bet net ir projektavo patys savo namus. Ir dar vienas svarbus aspektas tai, kad į šį procesą labai aktyviai buvo įtraukiami šeimos nariai, giminaičiai ir draugai ir tokiu būdu yra kuriama tokia kaip terpė statybos žinių pritaikymo ir perdavimo, arba kitaip tariant, statybos tradicijų tęstinumo procesai. Vilniaus apskritis kaip lokaliai apibrėžiama tyrimų vieta, jis sukėlė nemažai metodologinių ir konceptualių iššūkių, visų pirma, dėl jau minėtų netolygių miesto ir kaimo kultūros tyrimų. Taip pat dar vienas svarbus veiksnys buvo tai, kad Vilniaus apskritis patenka į dviejų etnografinių regionų ribas, tai Dzūkijos ir Aukštaitijos. Izidorius Butkevičius savo tyrimuose, kuriuos atliko sovietmečiu, jisai išskyrė tradicinius gyvenamuosius namus Lietuvoje į 3 pagrindinius tipus. Daugiausia tai padarė remdamasis planinės struktūros skirtumais. Ir tie 3 tipai tai žemaičių troba, aukštaičių pirkia ir suvalkiečių stuba. Vieni lengviausiai turbūt atpažįstamų planinių skirtumų yra tarp pirkios ir trobos, tai pirkia sudaryta iš 3 segmentų, gana tolygių, sudarė priemenę pirkia kaip pagrindinė gyvenamoji patalpa, kurie virė gyvenimas ir kamara, o trobos plane pačiame centre yra tokia kaip įeinama patalpa, kaminas, tai čia tokie ryškiausi turbūt skirtumai. Izidorius Butkevičius taip pat pateikė ir tradicinių namų tipų paplitimo žemėlapį, kuriame, kaip matome, Vilniaus apskritis patenka į aukštaičių pirkios paplitimo arealą. 2003 metais etnografinių regionų žemėlapyje Dzūkijos šiaurinė riba
Ji parodoma kaip apimanti Vilnių ir jo apylinkės. Ir žemėlapį Danielius Pivoriūnas ir etnologas Žilvytis Šaknys sudarinėjo remiantis įvairiais tradicinės kultūros elementais ir apibendrinančiais duomenimis apie juos. Ir taip pat rėmėsi ir jau minėtų Izidorio Butkevičiaus žemėlapių. Vėlesniuose darbuose skirtuose tradiciniai etniniai architektūrai greičiausiai yra remiamasi būtent šituo žemėlapiu, kadangi jau yra išskiriama ir Dzūkijos tradicinė architektūra, nors konkrečiai gyvenamųjų namų skirtumai tarp aukštaičių ir dzūkų jie nėra labai dideli. Dzūkijoje namai statyti šiek tiek mažesni, čia buvo labiau paplitusios viengalės pirkios ir namai apskritai turėjo mažiau patalpų. Galimai tai lėmė sudėtingesnę krašto ekonominę situaciją, nors kita vertus dzūkų pastatai išsiskyrė puošybos intensyvumu ir motyvų įvairovę, ką geriausiai parodo ir įvairiau dekoruotos gonkelės ir frontonai. Tai frontonai tai ta dalis siaurajame namo gale, fasade, kur prasideda palėpė. Puošybos savitumus šioje teritorijoje galėjo lemti didesnę slavų kultūros įtaką, nors Izidorius Butkevičius jisai teigia, kad tai buvo būdinga visam aukštaitiškos pirkios paplitimo arealui. Darbe aktualus buvo ir mokslininkų nekartą analizuotas didmiesčių ir jų kultūros priskirimo prie etnografinių regionų klausimas, būtent dėl čia vykusių intensyvių migracijos procesų. Ir ši problema iliustratyviai perteikta 2021 metais patikslintame etnografinių regionų žemėlapyje, kur didmiesčiai yra išskiriami kita spalva, taip tarsi parodoma, kad jie nepriklauso jį supančio etnografinio regiono teritorijai. Mano tyrimai, jie apėmė Vilniaus miestą, Vilniaus ir kitų Vilniaus apskrities rajonų vietovės, kurios buvo nuo miesto nutolusios iki 50 km atstumu. Ir nors Vilniaus apskritis, žinoma, yra administracinis konstruktas ir neturi tokio kaip tvirtesnio istorinio pagrindo ir kultūra niekada nebuvo tyrinėjama kaip homogeniškas objektas. Tačiau kiti panašaus pobūdžio mokslininkų tyrimuose naudojami terminai, pavyzdžiui, priemiesčiai ar apylinkės, jie man taip pat pasirodė nepakankami įvardinti vietovės, pavyzdžiui, esančias aplink Kernavę arba Vievį. Priemiesčiai tyrimuose jie buvo svarbių konceptų dėl to, kad priemiesčiuose vyrauja individualių gyvenamų namų statyba. Tačiau remiantis archeologiniais ir istoriniais duomenimis matome, kad priemiesčių teritorija jie ilgainiui visiškai pakinta ir buvę priemiesčiai jie tampa integraliomis miesto dalimis, kaip šiandien yra, kokie šiandien yra Užupis, Lukiškės, Antakalnis, ar galima vardinti ir vardinti. Tyrinėti Vilniaus apskrities ribose mane paskatino ir stebėjimas dalyvaujant Vilniaus miesto augimo, plėtimosi procese, stebint, kaip keičiasi priemiestinės miesto zonos ir žinoma statyba jose. Taip pat tankėjantis užstatymas buvo pastebimas ir toliau nuo miesto esančiose vietovėse. Čia atsirado ir net nauji kvartalai, gyvenvietės ir taip pat pastebėta, kad iš Vilniaus žmonės kėlėsi ir taip pat įsigijo sodybas ir už Vilniaus rajono ribų. Sparčią miesto plėtrą, ypač po 90-ųjų metų, lėmė ne tiek natūralus gyventojų prieaugis, kiek žmonių migracija ekonominio, politinio, kultūrinio šalies centro link. Ir šio požiūrių tyrimų vieta, jie atitiko mokslininkų skirtą Vilniaus metropolinį regioną, kuris, kaip ir kiti metropoliniai regionai, yra apibrėžiamas kaip urbanistinė erdvinė struktūra, kurios pagrindinis formuojantis veiksnys yra miestas, o teritorija tarsi vienijantis faktorius yra jame gyvenantis ir dirbantis miestiečiai. Mobilumo galimybės ir geresnio gyvenimo siekis taip pat skatino ir prisidėjo prie miesto teritorijos augimo ir priemiesčių formavimosi.
Profesorės Irenos Reginos Mirgienės teigimu, sutartinė lokalios kultūros teritorija yra apibrėžiama remintis nedidžiu, o santykių tarp tyriamo objektų ir geografinio konteksto. Taigi ir Vilniaus miestą čia galima įvardinti kaip tokį bendrą Vilniaus apskrities tyrimų vardiklį ir tokią prielaidą patvirtino ir mano atlikto tyrimo duomenis, parodė, kad Vilniaus miestas išlieka svarbiu net ir persikėlus gyventi nuo jo atokiau ir tokie atvejai ir pasitaikė ir toliausiai tyrinėtose vietovėse. Į Vilnių pateikėjai dažnai atvykdavo ir apsipirkti, keletas pateikėjų ir kasdienį darbą vykdavo jame. Taip pat keletas pateikėjų dar turėjo ir po kelis būstus, tai vieną mieste, kitą užmiestyje. Aišku, pastarajame daugiau laiko praleisdavo laisvalaikiu ir šiltuoju metų laiku. Iškalbinga ir tyrimų statistika parodžiusi, kad net 20 iš 36 už Vilniaus miesto gyvenusių pateikėjų, jie yra turėję ilgesnio ar trumpesnio gyvenimo Vilniaus mieste patirties. Vilniaus metropolinio miesto teritoriją apibrėžia mokslininkai, jie daugiausia koncentravosi į miestėjimo procesus, tačiau užmiesty ir kaimo vietovėse pastaraisiais dešimtmečiais vyko procesas, kuris tiesiogiai nebuvo susijęs su miesto plėtra. Besikeičiančios ekonominės, politinės ir technologinės sąlygos lėmė, kad kaimo vietovės įvyko perėjimas į postproduktyvę fazę, tai yra sumažėjo gamyba ir padidėjo vartojimas ir dėl to keitėsi gyvenimo būdas, kuris buvo artimesnis miestui. Hanna Harakova ir Andrėja Boskobojnikas šiame procese įžvelgia ne tiek miesto kultūros plitimą, kiek miesto ir kaimo susiliejimą ir taip pat įžvelgia modernaus kaimietiškumo reiškinį ir tai, kad atsikėlus gyventi toliau nuo Vilniaus esančias vietovės yra perimami kai kurie kaimo kultūrai ar gyvenimo būdui priskiriami elementai, parodė ir mano tyrimo duomenis, tai yra pateikėjai pasakojo, kad pradėjo puoselėti gėlynus, daržus ir kalbėjo apie sulėtėjusį gyvenimo tempą. Miesto ir kaimo kultūrų susiliejimą liudija ir mano atlikta architektūros analizė, pasirinkusi tyrinėti skirtingo lygmens vietovėse, tai yra Vilniaus mieste, priemiesčiuose ir kaimo vietovėse, tai tarsi centre ir periferijoje, tikėjausi atskleisti skirtumus architektūrinius tarp šių vietovių ir nors tam tikros tendencijos yra įžvelgiamos, galiu pavardinti, kad kaimo arba tokiau nuo miesto esančiose vietovėse dažniau pasirinkamos natūralios apdailos medžiagos arba taip, o mieste šiek tiek dažniau tinkuojami yra namai arba pasirenkamos kombinuotos apdailos medžiagos. Visgi statybos variacijos, ta plati skalė buvo pastebima tiek miesto, tiek užmiesčio, priemiesčio, kaimo vietovėse, taigi tokių didesnių skirtumų taip ir nepavyko man užfiksuoti. Savo tyrimuose, tesdama tradicinės etninės architektūros tyrimų tradiciją, aš nagrinėjau pagrindinius namo architektūrinius elementus ir lyginau su duomenimis istoriografijoje. Ir tyrimų duomenis parodė, kad apskritai vyravo namai statyti iš įvairaus tipo blokelių. Medinių rąstinių namų dėja yra statoma labai mažai ir daugiausia mano tyrimų metu pasitaikiusių atvejų buvo rekonstruoti namai, o juos į savo tyrimą įtraukiau dėl to, kad daugeliu atveju tyrinėdama savo tyrimo objektą mačiau, kad tas statybos procesas jisai daugiau toks matomas kaip niekada nesibaigiantis. Tai tie namai taip pat rekonstruoti atitiko taikytus vizualinės atrankos kriterijus, tai yra jie atitiko šiuolaikinės architektūros variacijas. Nors rąstinių namų yra statoma mažai, plinta, gal greičiau jie keičia statybą iš medžio karkaso,
Ir medis dažnai panaudojamas, čia matyti, fasado apdailoje, nebūtinai ištisai, kartais kombinuojamas su kitomis apdailinėmis medžiagomis. Ir pateikėjai buvo linkę sureikšminti medžio žaliavą ir ne tik kaip statybos konstrukciją, bet ir apdailoje bei interjere. Ir nors šiuolaikinėje statyboje vyrauja tokia statybinių medžiagų ir sprendimų įvairovė, išlieka keletas tendencijų, kurias galima įvardinti ir priskirti prie vietinės, etninės statybos tradicijų tęstinumo. Tai dominuoja stačiakampės formos namo planai ir dvišlaitės stogo konstrukcijos. Visgi tai labiau lemia ne toks sąmoningas noras tęsti tradiciją, o labiau pragmatiniai sumetimai, kad vis dar tikima, kad toks stogas jisai geriau apsaugo nuo kritulių, arba įvardyjama, kad statybininkai turi daugiau žinių ir patirties, kaip pastatyti būtent tokios konstrukcijos stogą. Dvišlaitėje stogo konstrukcija taip pat išvelgiama šiokia tokia kaita, tai yra namų stogai statomi lėkštesni. Tai vyksta dėl to, kad mažesni sklypai yra, tankesnis užstatymas ir namo statyba yra taikoma ir daugybė šiaip apribojimų. Ir žinoma, yra žmogaus noras turėti pakankamai erdvų namą ir tai lemia tai, kad dažnai pirmojo aukšto namo sienos tarsi yra pratęsiamos ir tokiu būdu yra gaunama funkcionalesnė palėpės erdvė, tai yra pakankamo aukšto gaunamos antrojo namo aukšto patalpos. Ir tai labiau buvo būdinga, žinoma, kad miesto architektūrai ir taip pat išvelgiama žmonių išreikšta preferencija dėl vieno namo aukšto, ji lieka dažnai neįgyvendinta būtent dėl tų apribojimų ir turimo gana riboto žemės sklypo. Kalbant apie puošybą, tai puošybos elementų šiuolaikinėje statyboje yra panaudojama labai mažai ir pasitaikė keletas elementų, kuriuos galima priskirti prie tradicionalizmo, tačiau kai kurie pateikėjai pateikė ir tokį gana kritišką požiūrį į bet kokius papildomus statybos elementus. Ir puošybos funkcija, galbūt dėl to ir perima dažnai tokie namo konstrukciniai elementai kaip fasado apdaila, balkonai, prieangiai, terasos. Ir tas polinkis į praktiškumą yra išvelgiamas visose statybos pasirinkimuose ir pradedant vietos gyvenamajam namui pasirinkimu ir baigiant puošybą ar stilistiką. Taigi, apibendrintai, aš utilitarumą įvardinau kaip vieną iš ryškiausių tyrinėtos architektūros bruožų. Šiuolaikiniuose tyrimuose yra tolstama nuo analizės, kurie apsiriboja tik duomenų apie fizinę materiją rinkimu, ir šitam metodologiniam pokyčiui didelį įtaką padarė Klodo Levi-Štroso struktūralistinės idėjos ir tyrimai, kuriuose į namą mokslininkas pažvelgia kaip socialinė organizacija kurianti ir palaikanti objektą. Architektūra tyrimuose suvokiama ir kaip kalbos ir žmogaus kūno paralelė, tai yra kaip materija, kuris teikia informaciją apie ją stačiusio ir gyvenusiame žmogų, apie bendruomenės, kurioms jie priklauso, ir netgi supančią gamtinę ir sukonstruotą aplinką. Taigi, nors architektūra yra sudaryta iš atskirų elementų, būtent dėl žmogaus fizinės ir protinės veiklos, tos statybinės medžiagos, arba taip paprastai tariant, akmenų ir molio krūva, ji virsta statiniu, kurį žvelgiančiam iš šalies gali suteikti informacijos apie tą namą stačiusius ir jame gyvenančius žmonės, apie jų socialinę padėtį, apie etninę ir kultūrinę priklausomybę. Namo kaip žmogaus teisinė idėja aš pasiskolinau iš mokslininkų Jeanette Karsten ir Stefano Hugh Joneso darbo, kuriame ši idėja yra aiškinama pasirėmus odos arba dėvimų drabužių analogiją. Tai yra tai, kad
Jais galima ne tik pabrėžti, bet ir taip pat sėkmingai maskuoti tam tikras savybės. Architektūros antropologas Viktoras Bušlys analizavo žmogų su architektūra siejantį ryšį ir pritaikė materialių registrų sąvoką, kurie apima ne tik vizualiai liečiamai ir fonetiškai suvokiamas ženklų sistemas, bet net ir įkūnytas patirtis toje architektūroje. Aš savo tyrimuose žmogų ir architektūrą siejantį ryšį vardinau kaip santykį tarp subjekto ir objekto. Viktoras Bušlys kartu atkreipė dėmesį, kad būsto tyrimuose yra svarbios ne tik tyrėjo, bet ir namo gyventojo, savininko perspektyvos ir kad jos turėtų būti vertinamas tik kaip trumpalaikis sustojimas. Ir labai taip primityviai vertinant, tuo įstikinau savo tyrimuose, sugrįžus į jau tyrinėtas vietas ir pamačius, kad per tą gana trumpą laiką iš tikrųjų ir pati architektūra jau spėjo pakisti. Skiriasi ne tik pateikėjo ir tyrėjo perspektyvos, bet mokslininkai žvelgia ir netitikimą tarp to, ką žmogus galvoja ir ką daro. Ir čia galima sugrįžti prie architektūrai artimos drabužio analogijos, kai žmonių aplinka rodo ne, tarkim, žmonių socialinį statusą de facto, o labiau yra kaip pateikiama projekcija to, su kuo žmogus norėtų būti tapatinamas. Ir savo tyrimuose stengiausi įveikti šią problemą ir taip pat atskleisti kuo platesnį tų architektūrai teikiamų reikšmių spektrą, derindama keletą skirtingų tyrimo metodų. Tai visų pirma, fiksavau pačią architektūrą ir jos elementus ir taip pat atlikau interviu ir klausimai pateikėjams buvo skirti tokie, kad geriau padėtų atskleisti jų pačių požiūrį į tuos elementus ir taip pat apie architektūrinę visumą. Viena iš darbės skleidžiamų architektūrai priskiriamų reikšmių, apie kurią čia šiandien norėčiau plačiau pašnekėti, yra namas kaip tapatybę rodantis simbolis. Objektas tai yra. Ir pateikėjų interviu metu klausiau, ar jų namų išvaizdoje, architektūroje yra matoma jų etninė tapatybė ir kokie galimai dalykai tai gali parodyti. Dauguma pateikėjų teigia taip nemanantis arba negalėjo vienareikšmiškai atsakyti į šitą klausimą. Keletas kaip tapatybę rodantį simbolį įvardijo vėliavą, tačiau nuolatos įkabėjo tik ant vienos pateikėjos gyvenančios Trakų rajone namo. Keletas pateikėjų Vilniaus mieste ir rajone įžvelgiama tapatybė siejo su medžio ir kai kurių tradicinės architektūros elementų panaudojimu, pavyzdžiui, langinių ar gonkelių arba įgyvendintų kaimietiškuoju namo stiliumi. Nors įvairių tradicinės, etninės, medinės kaimo architektūros elementų jos pasitaikė ir kitų pateikėjų namuose, jų pateikėjai nebuvo linkę sieti su tapatybę rodančiais simboliais. Nors kalbėdami apie konkrečius elementus, jie vis tik įvardijo, kad jie yra paimti iš tradicinės lietuvių statybos, daryti pagal etnografinius regionus, pagal lietuviškų ornamentų knygą. Ir kai kurie tokių elementų panaudojimą pateikėjai suvokė kaip daugiau tęsiama šeimos tradicija ir taip pat gana aiškiai perteikia nostalgiją juntamą senelio ar tėvų namui. Čia apie vieną pavyzdį norėčiau daugiau pašnekėti. Tai tinkuoto namo fasade ties stogo kraiko vieta buvo, žinau, ar gerai matosi, bandžiau išiškinti, taip, saulės motyvas. Ir pateikėja pasakojo, kad jos vyras, būdamas mažas, sakė, kad būtinai užaugęs savo name pasidarys tokį simbolį, kurį turėjo senelis kurį buvo pasidaręs senelis gyvenęs Baltarusijoje. Ir įdomu tai, kad pateikėja nurodė, kad jų tautybė yra rusai. Ir šį simbolį iš tyrėjo perspektyvos galima laikyti vietinio tapatumo simboliu, kadangi saulės motyvas, jisai bent jau kiek man pavyko rasti, yra sutinkamas tik tai Dzūkijos tradicinėje architektūroje. Pati esu užfiksavusi tokį simbolį Vilniuje Paupio gatvėje ant medinio namo priengio stogo frontono.
Saulės simbolio atvejis arba motyvo perkelimas iš medžio į mūro statyba parodo, kad tie etninės, tradicinės architektūros elementai yra interpretuojami ir tarp tyrinėtų namų pasitaikė ir keletas atvejų, kuriuos priskyriau prie baltiškos kultūros interpretacijų. Vienas atveju, tai Širvintų rajone ant iš molio ir šiaudų statyto apskrito plano namo stogo iš skirtingų spalvų čerpių sudėliotas žalčio motyvas ir pateikėja mane, kad šis ornamentas jis parodo labiau ne jos atskleidžia tapatybę etninę, o labiau meilę su kaimo kultūra siejamiems elementams. Ką jos manimų galėjo lemti skaitytos Ievos Simonaitytės knygos, kuriuose perteikiama ir kaimo kasdienybė, ir kaimo kultūra. Baltiškai ženklais dekoruotas namas pasitaikė ir Elektrėnų savivaldybėje. Čia tik viena iš tos puošybos, to namo puošybos pavyzdžių paėmiau iliustruoti. Ir šie ženklai liudija daugiasluoksnę etninę ir kultūrinę šio namo savininkų tapatybę. Tai namo savininkai buvo lietuvė ir latvis, kurio močiutė buvo kilusi iš Lietuvos ir jis teigia, kad atvyko į Lietuvą išmokti protėvių kalbos. Ir pasirinkti baltų kultūros simboliai buvo svarbus ne tik kaip bendri giminingų tautybių žmonėms, dar pateikėjai pasako, kad jiems yra artima vedų kultūra ir pasakojo, kad namo viduje turi nusipaišę ir om ženklą ir taip pat iš perspektyvos taip pat galima vertinti kaip dar gilesnį bendrą kultūrinį indoeuropietiškos tapatybės klodą. Duomenų apie architektūrą išvelgiama tapatybė Vilniaus apskrityje pateikė ir kalbinti architektai, žinoma, beveik visi jie man pasitaikė lietuvių tautybės ir jie pabrėžė, kad čia yra daug slaviškos kultūros ir kai kurios lenkų, slavų kultūrai priskiriamus pastatus jie įvardijo kaip beskonybę, siejo su disproporcija, antispalviškumu, perdėtu puošnumu. Vienas architektas vietinių Lenkų statybą įvardijo apibūdindamas ir Lenkų architektūros projektų kataloguose matomais elementais, tai čerpiniais stogais su daugybė bokštelių, kolonomis namo pagrindinėme fasade ir visą tai atitiko ir mano surinktus empirinius duomenis, kad į šiuos elementus kritišką požiūrį išsakė keletas lietuvių tautybės pateikėjų, nors, žinoma, ne visi jie siejos vien tik tai su Lenkų tautybės žmonėmis. Architektūros analizė taip pat parodė, kad Lenkų pateikėjų namams buvo labiau būdingi profesionalios, stilinės, mūrinės ir miesto architektūros elementai, tokie kaip mezoninai, kolonos, balkonai. Kai kurie elementai iš tikrųjų pasitaikė ir lietuvių tautybės pateikėjų namų architektūroje. Čia jų architektūrinė raiška buvo gerokai kuklesnė ir labiau pastebimas tų elementų funkcionalumas arba netgi multifunkcionalumas, skirtingai nei Lenkų tautybės pateikėjų namų architektūroje, kur vyravo dekoratyvioji reikšmė. Fasado spalvos, jos taip pat išraiškingai atskleidė egzistuojančias skirtis tarp savo ir kito, daugiakultūrinį tyrinėtiems namams ir visai Vilniaus apskričiai būdingą aspektą. Ir kalbintų architektų teigimu, lietuviai vis dar dažnai renkasi žemės spalvas, tai geltona, ruda, žalia. Ir tos spalvos yra būdingos Dzūkijos ir Aukštaitijos tradiciniai architektūrai. Keletas pateikėjų taip pat prisiminė, kad geltona spalva yra tradicinė, būdinga Aukštaitijai. Tyrimo duomenys rodo, kad geltona spalva ji dar buvo gana dažnai panaudojama, tačiau daugiausia arba derinama su kitomis spalvomis, panašiomis, derančiomis arba kontrastuojančiomis ir tokiu būdu būdavo išryškinami arba tam tikri konstrukciniai elementai arba dekoras, pavyzdžiui, ar antlangės, ar mansardinė namo dalis kontrastuojančia spalva nudažyta.
medinę apdailą turėję namai daugiausia dažyti įvairiaus atspalvio ruda spalva, o tinkuotose fasaduose vyravo šviesios ir pastelinės spalvos, pavyzdžiui, balta, melsva, rusva, smėlinė, pilka. Architektai atkreipė dėmesį ne tik lietuviams būdingas spalvas ir pasirenkamas spalvas, bet ir tai, kad ryškios spalvos tapatinamos su slavų kultūra ir tokios ryškios spalvos, pavyzdžiui, salotinė ar spalvų deriniai tam tikri lietuvių tautybės pateikėjams, kai kuriems kėlė aišku kognityvinį disonansą, jie niekaip negalėjo įsivaizduoti, kaip galima taip nudažyti namą. Ir tokia pati tendencija atskleidė tokią pačią tendenciją ir architektūros analizę, kad mano tyrimuose pasitaikė du ryškiausi namai, tai jie priklausė slavų tautybės pateikėjams vis tik. Spalvinės preferencijos ir kartu visos architektūros elementų analizė parodė, kad lietuvių tautybėms pateikėjams yra artima ir su Skandinavija arba mažąja Lietuva tapatinama kultūra ir pastebėta, kad sureikšminti ar architektūroje panaudoti su tomis kultūromis tapatinamus elementus buvo linkę tie asmenys, kurie turėjo vienokį ar kitokį artimesnį ryšį su tomis kultūromis. Kaip pavyzdžiui, vienas pateikėjas kurį laiką gyveno ir dirbo Norvegijoje, arba kiti pateikėjai dažnai lankydavo giminės Klaipėdoje. Na ir čia dar vieną pavyzdį pasitelkiau, tai Vilniaus rajone stovinčio namo, kuris savo formą buvo būdingas Dzūkijos etnografiniam regionui, tačiau buvo apdailintas Klaipėdai būdinga fachverko imitacija ir savininkės sūnus pasakojo, kad mamai visada patiko fachverkas ir kad mama, nors yra kilusi iš Ariogalos, jie dažnai laiką leisdavo Klaipėdoje. Tai įprasta vietiniai statybai forma, žinoma, čia padiktavo tai, kad čia buvo rekonstruoto namo atvejis, kuomet savininkė namo jau pirko stovinti namą ir tiesiog paliko sienas. Skandinaviškas minimalizmas, jisai Vilniaus apskritai žvelgiamas ir kaip savotiška atsvara slaviškai kultūrai ir tai galima iliustruoti dar vienu pavyzdžiu iš Vilniaus rajono, kur Lenkų tautybės pateikėja, jos namas buvo ryškiai oranžinės ir turėjo tikrai nemažai dekoratyvių elementų ir buvo turbūt gausiausiai dekoruotas iš visų apskritai mano tyrinėtų namų. Ir dar pastebėjau tai, kad jisai yra gana artimas ir Zakopanės stiliaus architektūrai. Ir taigi pateikėja teigia, kad ji nemėgstanti skandinaviško stiliaus pilkų namų. Ir toks pasakymas jis iliustruoja ir tai, kad tam tikros spalvos ar stilistikos nepasirinkimas taip pat parodo, su kokia bendruomenė ar kultūra yra nesitapatinama. Tai yra spalvos parodo, kas aš nesu. Ir viena pateikėja teigia, kad jei namas mėlynas, ten ne lietuviai gyvena. O kitas pateikėjas paklausus, ar jo gyvenamajam name matoma jo etninė priklausomybė, atsakė, kad spalva bent nemėlyna. Sutuoktinė šią spalvą tapatino su žydais, kiti lietuvių tautybės pateikėjai, jiem mėlyna ir žydra spalva asocijavosi su karaimais. Dar vienų pateikėjų Vilniaus mieste teigimu, jų gyvenamajame name matosi, kad ne Lenkai, tai tikrai nes spalvų nėra. O su Lenkų etninė grupė, nes tapatinti buvo svarbu ir pateikėjams Vilniaus rajone, kurių aplinkui visi kaimynai buvo Lenkai. Ir jie teigia, kad siekia išvengti lenkiško stiliaus ir ryškių spalvų. Apibendrinus galima pasakyti, kad namo spalvos ir konstrukciniai elementai, ypač balkonai ir kolonos, tyrimuose atsiskleidė kaip vieni ryškiausių materialių registrų ir šie elementai padėjo atskleisti ir tyrinėtos architektūros daugia kultūriškumą, kurį aš taip pat apibendrintai priskyriau prie Vilniaus apskrities vietinės architektūros pagrindinių bruožų, kartu su utilitarumu. Ir šie ir kiti disertacijoje nagrinėti dalykai parodo, kad šiuolaikinė migracija Vilniaus apskritai papildo ir tą istoriškai susiformavusi krašto daugia kultūriškumą. Na, čia šiek tiek pajuokaudama, į skaidrės įdėjau nuotrauką, kad būsto išvaizda parodo ne tik kokie
žmonės gyvena, bet galima pasakyti ir kokie paukščiai. Čia matome, kaip būstą savo pasijaukino genys. Taigi, tikiuosi, kad šioje paskaitoje pavyko sukurti Vilniaus apskrityje stovinčios individualių gyvenamų namų architektūros vaizdinį, atskleidus keletą jos ryškiausių bruožų ir, žinoma, taip pat tikiuosi, kad pavyko įtikinti, kad šiuolaikinis gyvenamasis namas, jį galima tyrinėti kaip tęstinį etnologijos objektą. Ačiū.